Sveiki, mėly žiūrovai, šią karštą vasarą randantis laiko paklausyti Sausuolio ir paklausyti nemažiau karštos temos, tai yra apie mūšius mieste. Šiandien kalbėsime apie mūšius mieste, antroji video ciklo dalis ir, kaip minėjau, pateiksiu keletą konkrečių mūšių pavyzdžių ir kaip sunku yra kovoti urbanizuotose vietovėse. Pirmoji temos dalis, jeigu pamenat, buvo šiokia tokia teorinė apžvalga, minint ir Jungtinių Amerikos valstijų statutus ir tam tikrus techninius niuansus. Na, o šiandien pradėsiu pavyzdžių. 2017 metų gegužės 23-osios popietę, tai yra prieš 5 metus, į kiek didesnį skaičiumi negu lietuvišką Klaipėdą miestą plūstelėjo radikalių musulmonų būriai. Islamo valstybės formuotės, puikiai žinoma teroristinė organizacija ir, na, sunku pasakyti, kiek jų buvo pradžioj, tačiau prasidėjus kovoms miesto šturmui, jų skaičius įvairiais duomenimis siekia apie 1000 kovotojų. Tai yra lengvaisiais ginklais ginkluoti islamistai, 1000 žmonių Klaipėdos mieste, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Na, plotų miestas, beje, už Klaipėdą, Maravio miestas, yra gerokai mažesnis, tačiau pradžioj Filipinų pajėgos pasiuntė apie 3000 savo karių su sunkiaja technika, su šarvuočiais, su tankais. Vėliau prie šitos grupuotės siekiančios atkovoti miestą prijungė kovinę aviaciją. Galiausiai prie jų prisijungė Jungtinių valstijų specialiosios pajėgos, tie patys SEAL, jie veikia daugiau kaip konsultantai, tačiau buvo ir priešakinėse pozicijose. Taigi visam šitam miesteliui nedideliam, pavadinkime taip, atkovoti prireikė net 5 mėnesių. Kodėl taip yra? Nes Filipinų karinės oro pajėgos, jos turi kovinės patirties, kovojant prieš tą pačią Islamo valstybę, prieš islamo fundamentalistus tiek džiunglėse, tiek atviruose mūšiuose, tačiau ten vyko kovos mieste. O kovos mieste, priminsiu, turi gerokai prastesnę reputaciją, netgi už ypatingai sunkes kovas kalnuose. Taigi, 5 mėnesiai. Apskritai kalbant apie mūšius miestuose, mes dabar tikriausiai matome tam tikras pamokas iš Ukrainos karo ir mes labai matome visur akcentuojama ir tiesiog plika akim pastebima patį konceptų skirtumą tarp vakarietiško karo mieste ir rusiško arba slaviško karo mieste. Na, jeigu vakarietiškas šiuo atveju norima užkariauti širdis ir protus, tai yra praktiškai vakariečiai nori palenkti civilius į savo pusę, kas, žinia, ne visada pavyksta tose pačiose rytų šalyse, kalbu apie Iraką, apie Afganistaną. Na, o rusai tiesiog tuos civilius, jeigu jų nepavyksta kažkokiais tai saldainiais patraukti savo pusę, jie juos tiesiog naikina. Bet kokiu atveju abiejoms karinėms pusėms tiesiog, na, civiliai yra bereikalingas trukdis, kurie trukdo įgyvendinti savo taktinius operacinius tikslus. Ir vėlgi apie tą elgesį su civiliais galime tiesiog prisiminti. Na, mes turime tą patį Irako karą, ką darė amerikiečiai. Na, amerikiečiai turėjo savo blokpostus, checkpointus, kaip jie sakydavo, ir jie, vaizdžiai tariant, bandydavo tiesiog suprasti, ar po čadrą besislepianti žmogystą, tai yra moteris ar vyras, ar ten galbūt yra savižudis nešantis savyje sprogmenis. Na, rusai tokiais moraliniais disputais tarpusavį nelabai besivargindavo ir jie darydavo kitaip. Tarkime, tame pačiame Mariupolį visi vyriškos lyties asmenys, kurie buvo sulaikomi dar tęsiantis šturmui šio miesto, jie būdavo išrengiami ir ieškoma nacionalistinių, kaip rusai sako, tatuiruočių, tiesiog su tautinė Ukrainos simbolika. Pačiame Čečėnijos kare veikia apskritai ištisa identifikacijos sistema. Tarkime, na, buvo apžiūrinėjamos vyrų kišenės, kelnių, striukių kišenės, ir jeigu ten vidinis pamušalo kišenės paviršius buvo įgavęs pilkšvai sidabrinį atspalvį, vadinasi, tas žmogus tiesiog nešiojo kišenėse šovinius. Buvo uostomos pagrinde dešinioji ranka,
pirštai, o žinia, vėlgi parako pėdsakų šaudant ir parako kvapo taip lengvai nepaslėpsi. Būdavo vėlgi vyrai tie patys išrengiami, tatuiruotės tuo metu nebuvo labai populiarios, ypatingai pirmajame Čečėnijos kare, tačiau žiūrima tiesiog į dešinįjį arba kairiarankėm į kairį į petį ir jeigu matoma, kad yra kraujosruvos, mėlynės susiformavusios, vadinasi, tu šaudai. Netgi būdavo žiūrinėjami atvartai rankovių, nes padavinėjant sviedinius ar minosvaidžio minas, ten galima buvo rasti charakteringų tepalo dėmių. Taigi, menkiausias įtarimas, tu vedamas esi į šoną, o vėliau jau kaip Dievas duos, čia, kaip sakyt, sėkmės ir laiko klausimas, kuomet tave patį arba tavo palaikus galbūt ras artimieji. Aš kalbu apie geriausiu atveju apie filtracinės stovyklas, blogiausiu atveju apie masinės kapavietės. Na, tiesiog patys kariškiai, puldami miestą, jie vėlgi taip pat turi savo tam tikrus ženklus ir labai ypatingai kreipia dėmesį į juos, ar tas miestas yra jiems draugiškas, arba bent jau miesto kvartalas yra draugiškas ar ne. Visiems žinomas tikriausiai per filmus matytas atvejis, kuomet amerikiečių patrulis, kai jisai važiuoja vienu ar kitu rajonu ir pamato, jog staiga dingsta gatvės prekeiviai arba dingsta gatvėse žaidžiantys vaikai, vadinasi, lauk bėdos. Jeigu staiga gatvėje atsiranda ar kelyje netyčia paliktų transporto priemonių, gali būti, kad tai bus tas vadinamas EAD, tai yra savadarbis sprogstamasis užtaisas. Lauk bėdos. Jeigu staiga gatvėje dingsta kelio ženklai, kurie buvo, tai yra sankryžos, įspėjimieji, draudžiamieji kelio ženklai, lauk bėdos. Jeigu įsivaizduoji, kad vienas ar kitas pastatas priešais tave gali būti įrengtas tavo priešo atraminis punktas, ugnies taškas ir jame staiga kažkur tai netyčia be langų dar žioji kelios skylės sienose, lauk bėdos, ten greičiausiai bus ambrazūros atidengti ugnį. Jeigu prieš jas nėra kažkokių tai staiga gamtinių priemonių, medžių arba paliktų automobilių ar panašiai, o yra puikus šaudymo sektoriai, lauk bėdos, greičiausiai taip ir bus. Na, pačios kariuomenės ir, kaip minėjau, apie ginkluotę, apie techninę aprūpinimą kalbant, iš principo antkeliai, termovizoriai, gera avalynė, sustiprintos pirštinės, balistiniai akiniai, tai yra visa tai, ko lauko kautynėse prireiks mažiau. Ir net jeigu pastebėjote Ukrainos karo vaizdus, ten matome tokį įdomų akcentą, tai yra pašikniukai tie vadinami. Tai yra ant užpakalio uždedami paminkštinimai, kuomet galima tiesiog atsisėsti ant skeveldrų, ant kažkokių tai nuolaužų griuvėsių ir daugiau ar mažiau, greičiausiai mažiau, tačiau patogiai vesti ugnį į ten, kur tu nori vesti. Na, patys techniniai tokie parametrai, jog miesto užėmimas judėjimo prasme, greičio prasme 500 metrų per parą yra labai normalus greitis miesto užėmimo, tuomet, kuomet pajėgos juda. Ir žinoma, kad savoka užnugaris arba fronto linija mieste yra labai sąlyginės. Na, keletas pavyzdžių, apie kuriuos minėjau ir paminėjau tik tai Maravį. Nusikelkime šiek tiek anksčiau, bet ne į Antrą pasaulinį karą, į Vietnamą. Hue miestas buvo atakuotas Vietkongo pajėgų. Reikėjo jį atsiimti ir 18 mechanizuotų batalionų amerikiečių ir pietų Vietnamo pajėgų jį puolė, jiems priešinosi apie 10 Vietkongo batalionų. Tokį miestą truko išvaduoti gerokai ilgiau negu mėnesį. Toliau vėlgi tas pats antrasis Čečėnijos karas, Grozno šturmas. Antrasis Grozno šturmas, prieš kurį, neatsimenu, tiesiog nežinau, ar kas mane žiūri, tačiau vyresni žmonės gali atsiminti, jog prieš pradedant Grozno šturmą rusai sakė, na, šitas šturmas bus visiškai kitoks. Ir pamatysite, kaip mes dabar juos greitai ir panašiai kaip šilta vilna. Grozne tuo metu buvo apie 4-5 tūkstančiai čečėnų kovotojų ir juos puolė apie 23-24 tūkstančiai Rusijos reguliariosios
armijos dalinių karių. Taip pat buvo naudojama artilerija, buvo naudojama aviacija, fronto aviacija ir vėlgi, na, teko ne vieną mėnesį tą miestą šturmuoti, galiausiai puolančioji pusė kaip nekaip neteko beveik 1000 karių. Toliau Mosulo miesto šturmas. Amerikiečiai dalyvavo daugiau kaip konsultantai, kalbu apie 2016 metus. Kas įdomu, mieste yra tuo metu buvo mažiau, 1,6 milijono žmonių. Tai yra milijoninis miestas ir jį šturmavo nei daug, nei mažai, daugiau kaip 100 000 irakiečių. Ten buvo ir kurdų organizacijos pešmerga pajėgos ir panašiai. Miestą užtruko paimti 9 mėnesius, o jį gynė apie 10 000 mišrainį. Ten buvo ir Islamo valstybė, ir Al-Qaidos likučiai, ir dar ko tik ten nebuvo iš islamo fundamentalistų pusės. Alepo miestas Sirijoje, na, čia toks išskirtinis pavyzdys, jeigu mes kalbame apie tą patį Kijevą, kuris turi 2 ir daugiau milijonų žmonių su priemiesčiais. Alepas taikos metu turėjo tiek pat žmonių. Jo šturmas truko 4 metus, 5 mėnesius ir 3 dienas oficialiai, ir pirmus 3 metus šturmavo Asado, Sirijos režimo prezidento Asado pajėgos, vėliau po tų metų prisijungė ir Rusijos aerokosminės pajėgos. Miestas virto griuvėsių krūva, o, kaip sakiau, jo šturmas užtruko beveik 4,5 metų. Vėlgi labai svarbu, jeigu aš paminėjau Rusijos, tai yra tą rytų konceptą ir vakarų konceptą, turime šiek tiek kitą pavyzdį. 2004 metai jau antrasis Faludžos šturmas ir tuo metu galingiausios, puikiai aprūpintos pasaulio kariuomenės, Jungtinių valstijų kariuomenės daliniai šturmavo tą miestą kartu su 8-osios kariuomenės daliniais. Aš kalbu apie Škotijos šaulių pulką iš Didžiosios Britanijos. Miestas buvo šiek tiek mažesnis už Kauną, ten buvo apie 4000 Al-Qaidos ir kitų islamo fundamentalistų. Šitą miestą užimti, šturmas tęsiasi apie 1,5 mėnesio ir puolantieji, tai yra šturmuotojai, neteko apie 100 gyvybių. Jaučiate skirtumą tarp 100 ir tarp 1000. Na, galima daug dar vardinti tikriausiai ir kalbėti apie miestų šturmą. Laukiu jūsų prenumeruojant kanalą, laukiu jūsų stebint kanalą ir, žinoma, laukiu jūsų komentuojant. Sakau jums ačiū ir iki pasimatymo.